Dešrelių formavimas į natūralų apvalkalą. Tikslas – suformuoti dešreles į natūralų apvalkalą. Reikalingos priemonės – svarstyklės, kimštuvas, vamzdeliai dešrelių masės pripildymui į apvalkalus, kiaulių plonosios žarnos, vonelė dešrelių masiai, nerūdyjantis lygiu paviršiumi lengvai plaunamas stalas, vonelė apvalkalų liekanoms, peilis apvalkalo nupjovimui, lazdos dešrelių kabinimui. Darbo eiga – pasverti dešrelių masę. Iš žarnų pundelio atvynioti reikalingą kiekį žarnų ir sudėti jas į vonelę. Sūdytas žarnas pirmiausia nupurtyti ir plauti tekančiu šaltu vandeniu 10–15 minučių. Intensyviai maišant. Pamerkti žarnas į 30–35 Celsijaus temperatūros vandenį. Mirkyti 2–3 valandas. Mirkymo tikslas – elastingumo suteikimas žarnų sienelėms. Praplauti žarnas švariu vandeniu, leidžiant vandenį į jų vidų, tose vietose, kur žarna įplyšusi, ją perpjauti. Parinkti kimštuvo vamzdelį pagal apvalkalo plotį ir pritvirtinti jį prie kimštuvo. Užpildyti kimštuvą dešrelių mase iš dėžės. Užmauti apvalkalą ant kimštuvo vamzdelio. Dešrelės gali būti formuojamos kimštuvu su persukimo mechanizmu arba rankomis. Formuojant dešreles kimštuvu su persukimo mechanizmu, žarną užmauti ant vamzdelio ir užrišti jos galą. Persukimo įrenginys dešreles persuka automatiškai. Persukant dešreles rankomis pripildyti apvalkalą dešrelių mase. Masei tekant pro vamzdelį, dešinė ranka prilaikomas apvalkalas ant vamzdelio, o kairė ranka laikomas dešrelių batonas. Prikimšta dešrelių mase apvalkalą perduoti persukimui rankomis. Prikimšus žarną dešrelių mase, užrišti apvalkalo galą, padarant mazgą iš pačios žarnos, paliekant neilgesnį kaip 2 cm jos galą. Prikimšta dešrų mase apvalkalą ant formavimo stalo persukti rankomis kas 10–14 cm. Formuojant dešreles, dešrų mase pripildytas apvalkalas perspaudžiamas 2 pirštais ir per perspaudimo vietą dešrelė sukama judesiu nuo savęs. Suformavus dešrų grandinėlę, užrišamas antras atviras pripildytos žarnos galas. Pasidėti lazdą dešrų kabinimui kairėje pusėje ir dešinė ranka verti suformuotas dešreles ant lazdos taip, kad jos nesiliestų viena su kita. Rėmus su suformuotomis dešrelėmis
nukreipti brandinimui ir terminiam apdorojimui. Jeigu formuojamos šviežios dešrelės, jos terminiam apdorojimui nenukreipiamos. Dešrelės atšaldomos atšaldymo kamerose, kuriuose temperatūra 0,6 Celsijaus, kol temperatūra batonėlio viduje nukrenta iki 6 laipsnių Celsijaus.